Jauti vis tiek atsakomybę už tai, už tą legalumą muzikos, kurią groji. Jaučiu atsakomybę. Atsimeni, pirmą, pavyzdžiui, kažkokį kūrinį ar gabalą, kažkokį parsisiuntus? Dėl tos parpumpuotos, tai aš vis dar turiu tos failus. Ta prasme, tie failai vis dar yra, kaip aš juos parsisiunčiau 2016 į savo flešą. Bet jeigu kažkas ieškotų, klaustų, nėra. Nėra jų, visi legalus. Bet tada, kai siuntysi, pavyzdžiui, jeigu prisimeni save ten, žinai, sėdi toj bibliotekoj, siuntysi ir kažkur keliesi, jautei, kad blogai kažką darai, ar tada atrodė, kad, žinai. Visiškai ne. Ta prasme, tau 16 metų tu nori iš vis, tavo tikslas, tai tu tą muziką siunties, kad ją klausyti, aš jas nesisiunčiau, kad ją grot, čia gal dar kitas kontekstas, taip. Nes čia mano ir šiaip kaip klausytojos gal kelias, o kaip didžėjos, tai aš visą laiką jūsdavau tą. Kai jau ruoždavau set, arba jeigu ten jau atsirasdavo pasiūlymų ne tik uždaroj bendruomenėje, o kažkur gal ten plačiau, gal kokiam bare, kur tikrai žinai, kad yra vykdoma komercinė veikla, tai tada aš susimastydavau, bet, ką žinau, daug aš mąstau, klausimas, kiek darau, tai...